Senčia, tokia visam. Net sunku atsimenu, Kiprai, ką mes darėm? Mes turėjom žaisti šaradas. Tipo, kai mums sekė pasirinkti žmonės, tai mes su Morta turėjom būti pririšti prie kėdžių ir Ugnė su Arija turėjo mums vaidinti tipo lapeliais ir Morta neatspėjo, aš atspėjau visus 3 laiku ir jie tiesiog subadė. Ką? Kas jau negerai, kodėl tu mane čia niuksini? Kas čia? Kas čia? Ąžuolai, paskaityk. Tai paimk tą lapelį, ko tu viską reikia. Kas čia? Tai perskaityk. Build the puzzle. Jūs turite sudėlioti 6 dalių dėlionę. Jis sudarys žemėlapį, kurį padės rasti artefaktus. Oh my god. Mes turim ieškoti. Dabar žemėlapį tipo 6 dalis. Jūs rimtai ieškot kažkokių detalių? 6 Taip, dalis. pala pasiskirstome Čia dar vienas žaidimas? grupėmis. Po 2 dabar. Tai aš su... Sakė gei. Aš su... Kipras Ugnė tiesiog mane paliko. Ir tai jūs... Nenoriu. Jo, mes jau abudu. Tada mes jau būdame. Tai kur mums reikia ieškoti? Visur. Šimto procentų po pagalbą. Gražiai sužiūrė. Skaičiai. Žinojau, ko mes ieškojom. Tiesiog ieškom. Okei. Man ieškoti daiktų šiaip labai nepatinka ir dar mes ėjom į lauką. Tai va, labai šalta. Op, nieko nėra. Čia jeigu protingas kaunas čia svarbus. Labai sturmas. Atspėjau. Ne. Čia stuburas mane pasgeras. O. Aš nesuprantu, kas Sofijai negerai.
Individualus kambarys. Tai turim detalę. Mums reikia dar vienos. Aš su Ugne buvom lauke ir mes pamatėm tokį didelį spinning wheel, ar kaip, aš nežinau kaip jis vadinas. Ir žodžiu, mes ten radome šitą lapelį, tai labai apsidžiaugėm. Tai jo. Žiūrėk, parašykit. O, esu geriausias mergužėlė. Šitas rašiklis man pridens. Šiam klaunis. Kas vaidai kartą buvo, kaip galėtum? Man pabandyti, gal aš pabandysiu. Ne, čia dar blogiau. Ne, negaliu. Aš negaliu visiškai judėti rankos. Mano ranka buvo sustingusi. Tiesiog aš jas negalėjau judinti. Tai prasme, čia taip baisu buvo tuo momentu man. Aš paliečiau vardus ir mano rankas. Tai galima toliau. Tai mano ranka tiesiog sustingo. Mes bandėm pažiūrėti, atsidaro vartai ir jam tiesiog suparalyžavo ranką. Mes nebegrįšim namo tiesiog. O kas kiek rado? Tai galima ir gal labiau išėšuo. Radot vieną? O kiek reiktų rasti? Radau dar. Mes du. Per lengva buvo. 3 radau iš karto, o kitų idiotų reikėjo laukti man čia. Gal ir ne? Daug? Tai ateik. Gal? Žiūrėsim, bus. Jie turi 3, gerai mes radom, tada visus grįžti. Aš nesupratau, kaip jie surado 3. 3. Mes su vienu radom. Šiaip taip noriu į namo, bet iš dalies buvo pakankamai smagu ieškoti tų detalių. Kiek jūs gavote? Mes 2 radom. Literaliai 0.
Nulį? Nu, nulį, nu. Šitą reikia, ant mane žiūrėk, pagalbė, žiūrėk. Kiek jūs radot? 3? 3? Aišku, kad 3. Gerai, tai reikia sudėlioti. Nelies manęs. Žmogus susiduoda, kad geriausiai taip nėra. Vaikų žaidimas. Ar pavyksta? Tai sudėliok vietos. Stuburą skauda. Ok, turime visą dėlionę. Tai, o ką dabar reikės daryti? Dabar čia baras, čia mūsų saugus kambarys, scena, tada kalėjimas, mergelė ir bespalvis aukštas. Kalėjimas. Kodėl mes kalėjimą turime? Kas kalėjimą? Gal mes sudauždaryti. O mes negalime į kalėjimą. Bet mes Gal nežinome. galime? Gali siltonė. O tai... O, sveiki, tamsta. Mes kaip tik jūsų laukiam. Matai, sudėlioja? Jo, Tai ką, eisim pažaistą dar vieną žaidimą? jo. Balsuosim dar du žmonės. Einam pasitarti. Uždarykite duris. Gerai. Gerai, va taip pakalbam. Ar Vytė kažką darė, kol tipo jūs ieškojate? Nu, ieškojo. Neieškojo? Taip. Bet jūs nieko neradot, žinai. O pas jūs kas rado? Kiek jūs radot? Mes ravom 2. 2. 2. Kas ką rado? Aš abu radau. Abu? Abu. O kas su tam komandai? Emilija? Emilija. Nu, aš sakau, kad Sofija. Vytė su Sofija nieko nedaro iš vis, bet, nu, pas mus Vytė, tai gal tada Sofija geriau. Tokia. Mysterious. Ir dėl to reikia ją studentas išvengė. dėl to, nes mes geriausios draugės, mes užaugom kartu. Tai vis tiek visiškai neįsitraukė. Aš tai nežinau. Aš nei su Pija kalbėjau, nei ką. O pas tave kas ką rado? Aš 2, Kristupas 1. Viza. Maivas, kad pavyks visus rado. O tu? Aš su Ugne radome kartu vieną. Ir ten lauke buvo toks ratas, mes jį sukome ir radome. Tai dabar balsuot reikia. Aš... Mes buvom grupėse. Ar buvo kažkas, kas jums nelabai patiko? Kaip tiesiog, o Kaunas. Visiškai nepatinka. mes negalim klounų išklausyti. Mes tik Na, nu, tipo, Sofija šiaip labai pikta buvo. Ir labai, tipo, man aiškino, ką daryti, bet nieko nerado. Man biškį Kipras keistas. Žiauriai keistas. Jis visada keistas. Nu, tiesa, čia visą gyvenimą, kaip jį pažįstu, pats keisčiausias žmogus pasaulyje. Taip. Bet jis rado. Jo, yra. Nežinau, aš manau balsuoti, jeigu... Nu, dabar, kadangi tu su mumis esi, tai mes už tave balsuosim, tai reikia tada, ką žinau, už Vytę balsuoti, nes jinai kaip tu nieko nerado. Nu, ko tikėtis? Suprantama, jos nieko nedarė. Visi siūlė už Vytę balsuoti, bet aš asmeniškai norėjau už Kristupą. Man jis kažkaip toks, netoks pasirodė. Gal viskas gerai su tuo, ar tu nori balsuoti už kažką kitą? Nu, aš nenoriu balsuoti. O gal kaip tik Kristupą? Tai žiūrėk, tu gali balsuoti tada už Kristupą, o mes galime visi balsuoti už Vytę, nes kuo daugiau balsų, tuo labiau garantuota, kad tas žmogus eis į iššūkį. Gerai. Tai gerai, tu už Kristupą, o tada mes visi už Vytę. Padėta anksčiau vietą. Rado tik 3, o visas rado balsų vieną. Nes mes greit prie darbo, mes šokom, mes vyrai, mes greitesni. Tu seksistas. Žinok, aš prie berniuko
sužinojom daug įdomių dalykų. Jūs nusprendėt? Jo. Nu ką, tai vis dėlto. Emilija. Problemų kėlėja. Diskusija. Ar čia juokelis, ar kas? Aš ir Sofija. Mano geriausia draugė. Aš žinau, kad tai bus jos, kaip supratau, geriausios draugės, kaip tik reikėjo jų atsikratyti, nes du geriausi draugai yra nesustabdomi, kaip aš ir ąžuolas. Eksperimentas. Reikia pagaminti raudoną gėrimą raudonis su obuolių skoniu. Ingredientai, kuriuos galite naudoti, yra bare. Filmas nuspręs, kuris geresnis. Kieno geresnis laimės, o kitas mirs siaubinga mirtimi. Oi, nukrito. Šiandien. Reikia. O jeigu mes jau uždarysime ir pabėgsime? O gal einam pažiūrėti, tada bus kažkokių ingredientų? Ne, bet ten dabar šiauriai, manus yra, man kiek pasakė. Lyg aš tavim tikėčiau. Tai einam pasižiūrėti. Ne, jokių neįsitikė. Aš netikėjau, kad man pavyks, bet pavyko. Kol kas. Kas buvo? Ar atrankydės duris, mes galim išeiti. Kai aš vėl pamačiau tą raganą, aš prarėkiau visą savo balsą. Girdit? Dabar užkimus ir man labai sekundė. Čia dar ta ragana grįžo, ne? Tai... Jūs pamiršote svarbiausią žaidimo taisyklę. Vienas iš jūsų turi mirti. Ką? Ta prasme.
ją nužudė. Aš dar girdžiu, kaip jinai klykė, ta prasme, čia žiauriai blogai, guys. Kas Sofijai atsitiko? Dabar, einam, greičiau, eikit. Nu greičiau tiesiog negalėjau užlipti tais laiptais. Už gyvybės kovojam, alio. O tai kaip klounas? Viskas gerai, viskas O kaip klounas? Greičiau. Čia ne jokai. Sofija ką tik mirė. O tai gal nenumerė? Sakė, vienas iš jūsų turi mirti. Jūs girdėjot, kaip jinai klykė? Jo. Bet čia, eikit sau. Tai ta kita kamera mano temperatūra buvo. Ir jinai suklykė, tai ją ką žinau. Čia žiūrėjau blogai. Gavom tą paskutinį, kur ką tik gavom artefaktą, tai aš tai žiūrėjau tik į koloną, aš galvojau, aš mirsiu visų pirma, nes aš pamačiau peilį rankoje, aš peilių tai asmeniškai bijau. Artefaktas, aš prisimenu Nostrum radiją. Liko 1-3-4. Dar 4 žmonės. Bet Vienas žmogus esate. 7 žmonės. Jau 2 mirė. dabar, bet tai suprantu, kad tada reiškia nepavyks planas. Ką? Jam pavyko. Ką? Jam pavyko, bet... Tu vis sakai, bet yra ragana ir tada pasirodo jo yra ir dar tas dar kažkiek daugiau. Iš viso jų yra 4. Ir kai jie yra su visokiausiais ginklais ir aš nemanau, kad mums pavyks. Vienintelis būdas tai yra žaisti pagal